Sveiki, laida Savigynos akademija, tai kartu su Lietuvos Respublikos jėgos struktūrų specialistų pagalba parinkti pratimai ir patarimai, kurie padės jums netapti nusikaltimo auka. Laida skirta ne kovos menų profesionalams, o paprastiems žmonėms, nepasižymintiems ypatingų fizinių pasiruošimų. Laida kuriama kartu su Lietuvos Respublikos jėgos struktūrų pagalba. Visi laidoje rodomi veiksmai paprasti, bet veiksmingi. Pirmoje Savigynos akademijos laidoje patarsime, kaip apsisaugotis nuo gatvės plėšiko, bandančio atimti jūsų piniginę, telefoną arba rankinę. Svarbu žinoti, kad atvirai demonstruojamos stambios pinigų sumos, prabangus telefonai ar papuošalai sukelia ne tik aplinkinių pavydą, bet ir nusikaltėlių susidomėjimą. Pasistengkite susilaikyti nuo tokios demonstracijos, o piniginę ir kitus vertingus daiktus laikykit ne rankoje, o vidinėse drabužių kišenėse. Nuo staigaus daiktų išplėšimų iš jūsų rankos gynybos nėra. Daugiausiai, ką jūs galite padaryti, įsidėmėti užpuoliką, kaip jis buvo apsirengęs, kuria kryptim nubėgo ir nedelsdami pranešti policijai. Jei priešininkui nepavyko iš karto išplėšti jūsų daiktų, pravers šie patarimai. Panaudojant visą kūno svorį, net silpnas žmogus štai taip gali prasukti stipresnio varžovo ranką. Į kurią pusę suktis nėra jokio skirtumo. Sukant ranką į vieną pusę atliksite metimą, į kitą sulaikymo veiksmą. Tas pats veiksmas tinka ir apsaugant nuo priešininko veiksmų, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną arba piniginį. Dar vienas variantas. Žmogaus koja yra stipresnė už ranką. Kelio pagalba nustumkite priešininko ranką žemyn. Veiksmą galima užbaigti jau žinoma mums rankos užsukimo kombinacija. Šį kartą tiek. Kitoje Savigynos akademijos laidoje kalbėsime apie tai, kaip išsilaisvinti nuo užpuoliko griebimų.